Man atrodo, kai gyveni mieste ilgą laiką ar kažkokioje kitoje šalyje ilgą laiką, tu tiesiog pripranti prie tos vietos ir kartais sunku būna atsisveikinti, kai nusprendi persikraustyti. Ir kažkaip visada smagu grįžti ten, kur gyvenai ilgą laiką. Ką tu matai, Leonardai? Labas ir ačiū, kad užsukai mano vlogą 30-mečio proga. Taip, man 30 metų suėjo visai neperseniausiai ir šio gražaus jubiliejaus proga aš nusprendžiau su šeima grįžti ten, kur gyvenau labai ilgą laiką. Taip, tik didesnio. Pažiūrėsim, aš tau parodysiu, gerai? Skanu? Have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft Vai, Julia. before. Kas nesekat manęs ir nežinot mano kanalo, galbūt žiūrit šį video pirmą kartą, tai labas, mano vardas Gintarė. Aš turiu 2 sūnus, vyrą, gyvenau užsienį daug metų, dabar grįžau į Lietuvą ir šiuo metu gyvenu čia apie porą metų, gal net jau daugiau. Kaip jau supratot, gyvenau užsienį, o tiksliau paėmus Londone. Apie 7 metus, prieš tai gyvenau Danijai, bet apie tai pašnekėsim ką nors kitą kartą, jeigu jums įdomu, kaip sekėsi gyventi Danijai. Bet dabar noriu pasakyti, kad aš gyvenau Londone 7 metus ir savo jubiliejaus progą galvojau, kur čia mums nuvažiuoti kažkaip, nes norėjau laidoti per daug pinigų kažkokiom tai kelionėm. Ten į Turkijas ir šiltus kraštus ir taip toliau ir panašiai, tai nusprendžiau iš tikrųjų, kad būtų faina grįžti ten, kur ilgą laiką gyvenau. Nu jau atvažiavom. Čia mano akiniai. Turi bilietą? Tiesą pasakius, nežinau, ko aš tikėjaus ir galvoju, ar nebus taip, kad nuvažiavusi vėl norėsiu grįžti ir galvosiu, kad mes padarėm klaidą, kad persikraustėm į Lietuvą gyventi. Norėjau Leonardui viską parodyti, nors jis gimė Londone ir ten jis buvo porą kartų, skrido su lėktuvu ir panašiai važiavo traukiniais, bet jis aišku viską pamiršo, o dabar, kai jam yra 3,5, jis labai gerai viską prisimena. Ir iš tiesų, kai aš jam pasakiau, kad mes skrisim lėktuvu, kad važiuosim su traukiniu, jisai jau kokius 2 mėnesius kartoja, aš noriu skristi lėktuvu, važiuoti su traukiniu, tai jis tikrai viską gerai prisimena dabar, tai man ir dėl jo labai smagu buvo ten sugrįžti. Ir šiaip Londonas yra didelis miestas, kas ten niekada nebuvo, tai žinokit, ten yra labai daug nemokamų muziejų vaikams, tai tikrai yra ką pamatyti. Mes visų pirma ten nuvažiavę, skubėjom apsipirkti, aš kažkaip, galbūt iš senų laikų, nežinau, kai gyvendavau ten, atsimenu, visko daug labai būdavo vaikams ir panašiai, ir aš su tokiu tikslu dar vienu važiavau į Angliją, kad apsipirkti rūbų ir panašiai, nes prieš metus laiko paskutinį kartą važiavau ten ir prisipirkau labai daug daiktų, kuriuos vaikai nešiojo ištisus metus. Tai galvoju, ir dabar prisipirksiu visko, bet kažkaip ten nuvažiavus, aišku, vienos dienos galbūt neužtenka apsipirkti, reikia žiūrėti, ten vaikščioti, gaudyti akcijas ir panašiai, bet nuvažiavus ten supratau, kad iš tikrųjų padidėjo kainos ir jos yra pakilusios ir nėra ten viskas taip pigu ir taip, kaip būdavo anksčiau, galiu pasakyti. Kas yra kitaip galbūt negu Lietuvoje, tai ten tikrai yra didesnis pasirinkimas. Labai norėjom nueiti į muziejus, parodyti Leonardui muziejus, tai iš tikrųjų yra vienas toks mūsų mėgstamiausias muziejus, tai jis vadinasi History muziejus ir ten yra toks pažintinis muziejus apie visą pasaulį, aš pasakyčiau, nes ten ir visatos, ir kaip žmogus vystėsi, ir visokie dinozaurai ir panašiai, visokios gyvūnija, ten vandens gyvybės, labai daug visko. Kas buvo minusas, kad mes ten važiavom šeštadienį, tai buvo be galo daug žmonių, žinot, su 2 vaikais, tašim vežimais, kažkoks toks kosmosėlis. Dar tą dieną, kai mes važiavom, neveikė mum traukiniai, tai mes turėjom važiuoti valandos autobusu, tada 40 minučių su vienu traukiniu, tada ten 20 minučių su kitu traukiniu, tai mes realiai, kol nuvažiavom nuo namų iki muziejus, praleidom 2 valandas traukiniuose. Kai
kai tu esi vienas, tai viskas gerai, ten gali paskaityti knygą, pabūti, pažiūrėti pro lanką, bet kai važiuoji su vaikais, tai žinot, reikia tas 2 valandas vaikus užimti traukinį, kas yra labai sunku. Bet nieko. Išgyveno Leonardas Adamas, tai toks neutralus, jis kai mažesnis, žinot, tai jam ten vežime pasodini ir sėdi, bet Leonardą tai reikėjo užimti. Kas buvo gerai, kad didžioji dalis kelionės buvo 2-aukštėme autobuse, tai Leonardas atsisėdo į patį priekį ir ten žiūrėjo, tai buvo viskas ok. Pats muziejus, tai labai jam patiko visi tie kaulai, nes jis dabar labai domisi kaulais, dinozaurai, šiaip žmogaus struktūra ir panašiai, tai jam labai patiko tas muziejus ir kas važiuosit su vaikais į Londoną, būtinai apsilankykit. Galite ten į kitus muziejus neiti, bet į tą History apsilankykit, nes ten toks grinai vaikam padarytas, bet ir suaugusiam įdomu pirmą kartą, sakyčiau. Kas dar man labai patinka Londone, kad iš tikrųjų gali pasisemti labai daug įkvėpimo, miestas nemiegantis, ten yra labai didelė masė įvairių žmonių ir plus labai daug kultūrų ir labai daug įvairaus maisto, ko aš tikrai pasilgau. Kadangi aš gyvenu Šiauliuose, ne Vilniuje, aišku, ten to maisto visokio, bet kadangi aš gyvenu Šiauliuose, tai tikrai yra mažas pasirinkimas, į kitus miestus labai retai važiuoju ir šiaip Londone kažkaip tos kultūros žmonės atsidaro restoranus, tarkime, jeigu ten, ne visada, bet dažniausiai, jeigu ten yra japonų, tai kažkokie japonai šefai, tai tikrai pagamina tą autentišką tokį maistą. Stengiausi prisivalgyti to, ko dažniausiai negaunu čia, tai ten visokių japoniškų, kinietiškų, indiškų dalykų. Tarp kitko, grįžus į Lietuvą, tai kas antrą dieną dabar darom indišką karį, nes labai buvom pasilgę ir šiek tiek sargu, by the way. Tai atkrito Leonardas, pradėjo įti darželį, tai ir aš atkritau, bet jau dabar geriau, bet vis tiek. Dar negaliu pranuose taip 100% kvepuoti. Prisimenu laikus, kai būdavau neščia, tai visą laiką taip pajausdaus. Nei vienas lėktuve neverkė, šiaip tik tais buvo nuobodu, abudu pamiegojo, tai tiek skrendant į Londoną, tiek iš Londono į Vilnių, tai abu pamiegojo, viskas buvo gerai, šiaip skrydis nėra ilgas, 2,5 valandos, tai tikrai įmanoma su vaikais. Tai šiaip apėmus visas atostogas, buvo viskas super, pamatėm draugus, pasimatėm, pabuvom su vaikais, toks truputis stresas keliauti į tokią kaip pažintinė kelionė, tarkim, ne? Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu aš rinkčiaus, kur keliauti su vaikais, tai keliaučiau į kažkokį tai kurortą, kur chill, kur tau nereikia ten važiuoti su traukiniais, skubėti, kur nėra tiek daug žmonių galbūt. Geriausiai būtų kokia Turkija, ar tai kažkokia tai kelionė, kur viskas skaičiuota, tau nereikia niekom rūpintis, nes važiuoti su mažamečiais vaikais, kai kažkur tai nežinau, kažkur tai keliauti, bent jau man tai toks šiek tiek stresas ir tu nepailsi gal taip labai, nes tau reikia rūpintis maistu ir tau visada tu, kai kur nors eini, turi prisidėti labai daug daiktų, nes vis tiek Adamas dar ten valgo mišinį, pampersai. Jeigu, pavyzdžiui, būtų vaikai tokių 5-7 metų jau labiau savarankiškai, tai tikrai gali važiuoti ir nebus tiek streso, nes ir vaikai patys gali užsiimti. O kai tu važiuoji su tokiais mažiukais, tai vis tiek, ten nenoriu eiti, noriu pats, dar Leonardas pas mus yra toks labai bebaimis ir labai aktyvus vaikas, tai jisai nenusėdi vietoje ten ilgai, tarkim, 1,5 valandos nenusėdi vietoje, jam vis tiek reikia kažkuom užimti, tai gan sunku keliauti į kažkokius tokius didelius miestus, tai kitą kartą sakėm su Luku, galbūt būtų faina savaitgalį tiesiog dviese nuvažiuoti pas draugus, pasimėgauti Londono, nes vis tiek tas miestas sukelia gerus prisiminimus ir tame mieste mes gyvenam ilgai ir man atrodo, jis vis tiek mano širdyje užims kažkokią tai vietą ir mūsų gyvenimą užims kažkokią tai vietą ir visada mes ten grįšim ir visada mes jį prisiminsim.
facing. I know. I hope my wish gonna come true. You will be. Okay, now we can eat quickly. Aha, it Do you wanna take a photo?